O, labas. Šiandienos rubrika bus, kaip važiavau gaudyti žuvį nuo tilto. Kulminacija jau netrukus, pamatysit žvejybvietėj, kaip būsiu vietoje. Oras sąlygas neblogas, saulėta, šilta, tik biški vėjuota. Dabar reikia nuvažiuoti iki parduotuvės, dasipirkti masaliukų, porą sistemėlių ir aišku, nuvažiuoti pavalgyti dar. Aš mėgstu pavalgyti skaniai, tai pasimatysim netrukus. Žiūrėkit, koksai basas būna visokių, į parduotuvę užsukau pas draugus, tai how many ounces? It's 2.135 kilo. it's 4.5 pounds. Oh, big one. Where did you catch? From ship or beach? Yeah, aircraft carrier. Oh, nice one. Nu ką, atvažiavau į žvejybvietę. Matau, yra nemažai žvejų ant tilto. Vanduo bus 10 valandą, dabar yra 7. Tai gal susiruošiu, gal ką. Bus jau 8 panašiai. Tikiuosi šiandieną pagauti skumbrių. Dėl to ir atvažiavau, turiu parodyti jums azijietiškų paslapčių dėžutę. Tai dabar prisiparkuoju ir eisim ant tilčiuko. Einam per tiltelį. Matau meškerių krūvą, žmonių keletą. Dabar taip, vanduo turėtų būti iki čia, tai dar jis labai žemai. Čia kaip vanduo pakyla, kur seklu, tai matos mollyfish, dički tokia plaukia, bet sunku pagauti, sako, ant duonos kimba. Šiaip nežinau. Nesu bandęs gaudyti jų. Čia prie akmenukų žvejų mėgstama vieta irgi. Čia gal vanduo ateina pačioj. Matau, o vienas yra neribokas. Labai žolių daug čia bus, nes surovės didelės kanalė. O šiuo matau kabina žolytės. Jamam geresnę vietą ir pradėsim rybalkę. Gerai, šiandieną naudosim vieną dugninę meškerytę su vienu kabliuku ir kita yra skirta, čia mano legendinė viena, šiaip su jom žvejoju iš valčių jūroje, naudosiu skumbriai. Dabar tai, turiu mėlyną dėžutę tokią savo. Tai ją patrynus, kaip paladina lempą, atidarius būna daug žuvies. Aišku, juokauju. Čia turiu dar 2 dėžutę. Viena bus tokia, kita kitokia. Juose yra lempos. Viena tokia. Dėkim čia. O kita biški kitokia. Čia esu primeistravęs šviniuką, kad gerai nuskęstų jinai, nuo srovės netampytų. Aš čia pats jas padaręs, samadėlkės, kaip yra 2 kontaktai, pliusas minusas, jeigu matot. Ir motociklinė baterija. Čia ir tenai. Palauksiu biškį, tas vanduo man pakils. Tai pajungsim, kaip yra su tom lempom. Įleidi lempą, kur aplinkui visur čia ta šviesa, tai
labai žuvį pritraukia. Tai bandysim pagauti šiandieną, manau. Pamiršau, paminėjau, ar ne? Bus sliekai. Turi vieną labai didelį slieką. Ir kalmariukai. Darom pirmą metimą. Nuo tilčiuko labai toli nereikia. Va taip, biškį užsimetė jo. Nes iškart giliai viskas eim. Ir leidžiam į dugną. Va, viskas susitempė zilką. Sustatom meškerytę. Aišku, gerai yra įsiremti su žiedukais į tiltą, kad nenutemptų meškerės, nes būn tokių dalykų. Ar biškį patempsiu. O, viskas. Beliek laukti. Aišku, čia labai lengvai ją pervers gal. Ir jau taip pasidėkim. Manau, blogai matosi. Paskui pajungsiu lempas. Viskas bus aiškiau. Gerai, žiūrėkit. Parodysiu azijietišką būdą, kaip gaudyti makro žuvytės. Pasiėmė dvi klemytės, pliusą ir minusą. Aš turiu pasirašęs ant medicininės dėžutės, kur pliusas, kur minusas, kad nesumaišyti. Jungiam pliusą ir jungiam minusą. Bam. Vieną lempą. Atinam čia, turiu iš dvi lempas. Tai. Bam. Dabar žiūrėkit, išjungsiu šviesą. Va taip, viskas čia atrodo. Matysim šį vakarą. Bent jau praplaukiančiųjų. O kaip pagauti nežinau. Užsimečiau tą dugninę. Ir matau stiprias srovės. Nežinau kaip čia kas bus. Gal biškį prikeltės reiktų, nes iš tikrųjų per tamsiai. Kuo labiau keli, tuo šviesiau paėmus. Matot. Dabar paliksim tai. Ir va čia atsistoji. Atsistoji, parodysiu tą. Siemam meškerytę. Paprasta sistemėlė čia. Tai. Viskas. Svariuką naudoju 2 gramiukų. 2 gramai. Ir va taip paleidžiam. Bam. Čia va prie šviesą. Ir žaidžiam. Išjungsiu gal šviesą. Vat va taip. Čikšti. 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 Gerai, laukiam tų kibimų. Žiūrėsim, kas čia bus ir pasijungsiu vėliau. Perdėjau masaliuką, slieką dabar, nes tas kalmars labai slidus ir nuo kabliuko nuslys, tai bandysim užsimesti sliekiuką. Iš tikrųjų neblogai, tikėjausi, kad bus labiau vėjuota, bet yra neblogai. Simuojam biškį toliau sliekiuką mesti. Ir užmetam kažkaip tai. Viskas. Ištraukiam.
Pravalas. Ir vėl laukiam kibimų. Nesimato dar tų žuvų. Dar porą valandžių iki vandens pilno ateimo čia. Iš tikrųjų palikojas tas vanduo bus. Tai vėliau pasimatys tos žuvytės. O tą dabar taip kažkaip tingi labai žvejoti iš tikrųjų, nes jau 3 dieną iš eilės važiuoju. Tai va, užmetu į palieku aš čia mirkti vandenį. Giliai neleidžiu. Taip va. Ir laukiu. Niekas dar nieko nepagavo, jei pagaus kas nors, nubėgsiu, nufilmuosiu. Manau, turiu kibimą. Sukirsim toj mes jį. Temsim lauk. Gal ir nėra. Nežinau, čia tas rovės ant to tilto. Nežmoniškas. Žolių daug. Sunkiai labai eina. Bet manau bus žolytės. Nukrito mano meškerytė mažoji. Nespėjau pasikelti. Čia nežinau. Reiktų iš tikrųjų gal kokių kabliukų meškerėm. Matau, kur yra. Vedam prie lempų, gal pamatysim. Aš manau, bus žolė, žinokit. Jeigu čia taip ta žvejyba man eisis, susirenku man tą tai. Aš jau matau, kad čia žolių kalnas. Tai važiuosim į krantą žvejoti geriau. Ir kaip dabar man ištrauk čia žolės. Matot, kas čia daros, kiek tų žolių. Nesąmoningai. Atviram nuleidžiam. Taip. Gerai, tiek tų žinių šiam kartui. Laukiam rimtesnių kibimų negu žolė. Jeigu matot, va, maži žuviukai jau renkas aplinkui tą lemputę. Tuoj parodysiu, kurį vietoj maždaug, kad suprastumėt. Nes čia žolės plaukiai. O, žiūrėkit. O, tiesiai po lempuku, kur. Tuoj va vietoj, va. Jeigu matos, panėrė į vandeniuką. Bus didesnių. Šiaip labai didelių praplaukia čia pro tą vietą. Po tas lempas. Žuviai. Dabar žiūrėkit. Bam. Op. Vieną turiu makro. Bet mažytė, aišku. Ji nedidelė. Bet jin čia skaito žuvytė. Mato tos lempas, kaip veikia. Aš čia paimsiu, iš tikrųjų nemaža žuvis. Taip. Ašo. Ne, čia nemako, čia yra vaitingas. Šiaip nelabai skani žuvis. Ir mes ją paleidžiam. Jeigu plaukia. Gerai, jamam toliau meškerį ir vėl kartojam programą. Čia matau bus turistai, ne vietiniai žmonės atvažiavę dažnai. Aš gyvenu nuo Londono 70 mylių. Dažnai iš Londono daug kas atvažiuoja čia pažiūrėti. Į sveikatą. Turi sulčių. Gerai, metu ir laukim kadrų.
Žiūrėkit, čia koksai plaukia. Nespėjau nufilmuoti, bet aš žinau, kad jis parplauks dar. Saulažuvė, man atrodo, lietuviškai. Tokias ilgos, su ilga nosytė. Nespėjau nufilmuoti, kažkaip pasižiūrėjau. Matot, kiek žolių čia srovė stipriai. Prineša labai daug. Nespėjau nufilmuoti tos didelės žuvytės, kur praplaukė. Va, matot, žiūrėkit. Čia va. Va, bam. Įjungsiu gal šviesą. O geriau matysis, jeigu matos. Na, saulažuvė. Aš nežinau, kaip jas gaudyt. Bandžiau kažkada. Nelabai man sekės pagauti. Gerai, laukiam kadrų. Pagavau ant vienos sistemėlės, nusipirkau kitokių. Yra su mažesniais kabliukais, labiau blizgus. Jie kainuoja 7 svariukai, 3 pakeliai viduj. Tikrai nebrangus, biudžetiniai, kaip sakau. Einu pakeisiu, bandysim ant tų pažvėjoti. Matos jums? O čia dvi. Vėjažuvės. Žinokit, ribokai nieko nepagauna aplinkui. Aš čia viens iš visų čempionus, vieną pagavau. Viskas va taip čia atrodo. Aišku, nieko nelabai matot. Žvejojam toliau. Tai kas čia kokie dzikai kimba? Nu ką, ilgai laukti nereikėjo. Vėl pagavau. This is macro, no? Oh, expert, Nu ką, jau čempionas, antrą žuvį čiupau. Čia hebra nepagavo nieką. Pas mani taip viskas. Graži žuvis, ne? Gerai, toliau filmuojam. Žiūrėkit, kiek hebros pas mane priėjo pasižiūrėjo. This one is very good one. I don't know. Tastes like sponge, you know? It's not the best. Good one you saying? Yeah, for sashimi. Gerai. Jamam sashimi namo. Yeah, Japan sashimi. Viskas. Žiūrėkit. Dabar ištrauksiu. Gerai, iš tikrųjų, neblogai. Vieną po kitos traukiu iš tikrųjų. Tai hebra nustebus yra. Kaip man čia taip eina. Prašau, dar vienas trofėjus. Nėra dideli. Aš jos kaimynams atiduodu valgyt. Aš pats nelabai mėgėjęs valgyt jų tokių. Vat kaip įsisegęs. Gerai. Tuoj parodysiu normaliai. Prašau. Nusivalom rankas. Ir žvejojam toliau. Reikia į sliekus pasikeisti.
nes ant kalmarą palikau ir matau jau srovės keičias atgal, traukia, tai į kitą pusę reikia persidėti viską. Gerai, laukiam kaip jau. Nu pagaliau mano kaimyns pagavo basą ir kaip jis pagavo, už kakliuką užsikabina, net nei burnytė. Čia pasisekė jam, neblogs basas. Pakeičiau lempuką į kitą pusę, nes pasikeitė srovė, dabar vanduo išeidinėja, srovė ganėtinai stipriai. Tai turėjau biškį čia reikalų, susipyniau su kaimynu, kaip pusę valanduką gerą atsipainėt, užtruko man. Tai kaip matot, pagal lempuką labai stipri srovė. Dabar sunku kažką pagauti, daug žolių. Šiaip žuvies tikrai matos, praplauk nemažai palei tas lempas. Bet kad pagauti ką nors, nelabai čia sekas man šį vakarą. Nu dar pabūsiu kokį 40 minučių ir pakosios daiktus, nes jau pagrindė visi išeidinėjai. Nu gal dar palauksim kokį kibimą. Gerai, tų makarelių neįman pagauti. Pabandysiu, blizgutės jau yra po 11 biški, tokias blizgutės pat yra. Bandysim ant tų blizgučių nuleisti. Ir pagauti. Ne vien žvėjoju. Kaimyns prisijungė šalia būdams, pamatė, kad lempų prisijungė, už kartą puolė prie mane. Ir su juo buvau susipynęs stipriai, nes srovė stipri, užneša labai. O taip, čik. Gerai, jei ką pagausiu, nufilmuosiu, parodysiu. Baigiau žvejybą, pagauti nebeišėjo nieko man čia. Iš tikrųjų, ta vieta man iš senų laikų nelabai, bet vis tiek važiavau dar kartą pabandyti. Tai dabar įsitikinau tikrai, kad neverta važiuoti ant to tilto, čia tik laiką švaistims. Aišku, esu čempions tiltą, iš tiek žvejų vienintelis pagavau tas porą žuvų. Tai nors tiek smagu pačiam. Tai šiam kartui tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Jau yra 2:30 iš tikrųjų. Laiks važiuoti namo. Iki kitų kartų. Iki.